Gyvenimo ratas. Jūs pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Evangelija pagal Matą, 6 skyrius, 33 eilutė. Prieš porą dienų diskutavome, kas yra svarbiau, šeima ar tarnystė Dievo karalystėje. Buvo skirtingų nuomonių. Kiekvienas įvardijo ir Biblijos vietą, savo nuomonį pagrįsti, bei turėjo kitų gerų argumentų. Namuose galvoja apie tai. Yra tokia vertybių lentelė. Pirmiausia Dievas, tada šeima, po to profesija, tuomet bažnyčia, tada pomėgiai. Bet kažkaip dėl to iškyla visokių nesusipratimų, bei įtampos. Žinoma, Dievas turi būti pirmoje vietoje. Jėzus sako, turi mylėti Dievą visomis jėgomis, mintimis, valia bei jausmais. Savo artimą kaip save patį. Šeimos tėvas, tarnystė, bažnyčioje iškėlė aukščiau šeimos ir vaikų. Nuolat buvo pakeliui kažkur. Dievo reikalais. Logiška, kad jo vaikai vėliau nieko nebenorėjo žinoti apie tikėjimą. Viena miela moteris kiekvieną vakarą buvo įtraukta į tarnystę bažnyčioje, o štai vyras vienas sėdėdavo namuose. Tokia situacija ilgai nesitęsė, jie išsiskyrė. Kita moteris šiam vyrui turėjo daugiau laiko. Vienas vyriškis užsiimdavo Biblijos skaitimo ar malda indų plovimo metu. Vienas viešpačiui tarnavo, kol jį ištiko širdies infarktas. Vienas pasirinko žmoną ir šeimą, niekada nepagalvodavo apie save, bet jis niekada nesulaukė už tai padėkos. Kažkaip viskas prasilenkia, kuomet mes turime tokią vertybių lentelę. Turi būti visai kitaip. Čia kaip gyvenimo ratas. Viduryje yra Dievas ir Jėzus, o šis aplink kurią viskas sukasi, stipinai formuoja plotelius, kurie atspindi ypatingas mūsų gyvenimo sritis. Malda bažnyčia, šeima, santuoka, vaikai, darbas, pomėgiai. Taip, viskas bus gausoje bei pusiausvyroje. Viso, ko atžvilgiu, turi dominuoti viduriukais. Tuo tarpu nei viena atskira sričių neturėtų tapti nesvarbi. Klausydamiesi jo galime gyventi savo gyvenimą be įtampos bei be vairių sričių konkuravimo. Jo yra žodis ir jis viską sutvarko tiesiog nuostabiai, jeigu tik mes labiau jo klausytumėsi. Dėkoju Jėzau, tu sutvarkysi mano gyvenimą teigiamą bei gyvybę tausojančių ritmų. Tu esi prieš man vieną ar kitą, tiesiog viskas turi turėti savo vietą ir laiką. Suteik man išminties bei drąsos, viso vykdyti pagal tavąją valią. Tuomet nebus streso bei jokios amžinosios kovos. Tu linki gyvenimo pilnatviško, laimingo, prasmingo gyvenimo. Amen.